Štai toks nedidelis oro uostas Tamperėje priima pirmuosius svečius Europos krepšinio čempionate. Iš tikrųjų miestas yra apytuštis, kartais atrodo, kad nėra gyvos dvasios, mažai pėsčiųjų, važinėja automobiliai ir vienas kitas dviratis. Štai čia yra fanų zona, kur rinksis tūkstančiai Europos krepšinio čempionato sirgalių. Galima atvykti ir traukiniu. Kol kas dar nedirba, atsidarys trečiadienį. Galime užmesti akį. Na, bus kaip įprasta kažkokių pramogų ir tikrai sirgaliai čia bus laukiami ir ko gero turės galimybių kažką galbūt netgi laimėti įvairiuose konkursuose, kaip dažnai ir būna. Vaikštai, apžiūrinėji Tamperės senovinius pastatus ir pasirodo tai jau prie arenos. Pasiruošimo darbai vyksta tik dabar. Panašu, kad čempionatas užklupo kiek nepasiruošusius vietinius suomius. Dabar štai vyksta už mano nugaros pasiruošimo darbai. Arena tik dabar klijuojama lipdukais, Eurobasket lipdukais. Iš tikrųjų mieste nelabai galima pastebėti, kad čia vyksta Europos čempionatas. Nematyti plakatų, jie matosi tik jau priartėjus prie arenos. Ir būtent pati arena dar iki galo nėra pirmadienį paruošta. Ir atributika pardavinėjama čia tikrai dar ne Europos čempionato, o vietinės Tamperės ledo ritulio komandos. Ieškome patekimo į areną skirto žurnalistams. Šiandien pirmadienį vyksta čia pirmosios treniruotės. Šiuo metu už mano nugaros treniruojasi dabartiniai pasaulio čempionai Vokietijos krepšininkai. First impressions about the arena. Shoots are falling. Nice, yeah, it's a nice, yeah, good. The basketball is the first time that we have the Eurobasket basketball, so. Taigi pirmoji treniruočių diena eina į pabaigą. Baigia šios dienos treniruotės Tamperėje Švedijos krepšininkai. Na, o vokiečiai nors ir dabar pirmiausia koncentruojasi į savo pirmosius varžovus, jau neslepia, kad vis dėlto ko gero rimčiausias iššūkis jiems šioje grupėje bus Lietuvos krepšininkai. Na, tiesa, pamini ir šeimininkus suomius. O štai čia ir vietinės pramogos sporto sirgaliams. Geros kainos? Tai kandamos. Šiame bare, kuris nutolęs jau šiek tiek toliau nuo arenos, gerokai pigiau galite rasti ir užkandžių, ir gėrimų. Štai, pavyzdžiui, alaus pusė litro kainuoja 5,90. Visai Vilniaus kainos.
Dažnai kalbinami žmonės sako, kad nėra labai suinteresuoti krepšiniu, tačiau žino, kad žais Suomijos rinktinė, susitiks su kitų šalių rinktinėmis, tačiau negali įvardinti dažnai, su kokiamis komandomis Suomiai žais. Žino, kad vyksta čempionatas, palaiko savus, tačiau pernelyg nėra įsigilinę į šio čempionato reikalus. Tikrai yra kur nueiti Tamperėje, netrūksta barų. Šiuo metu juose žmonių galbūt ir trūksta, bet čempionato metu ko gero tikrai netrūks. Ir Lietuvos sirgaliai tikrai galės pasirinkti, kur nueiti, kur praleisti laiką čia Tamperėje. Už mano nugaros netoliese yra ir katedra, tikrai graži. Tik oras kol kas nelepina, bet galbūt su lietuvių pergalėmis čempionato metu ir orai šiek tiek pasitaisys. Na, o jeigu su oru nesiseks, pasiseks tiems, kurie išsinuomavo čia Tamperėje butą su pirtimi. Pasirodo, tai gana įprastas variantas čia, šioje šalyje. Štai vonios kambarys, tualetas, dušas ir turime pirtį. Su gražiu vaizdu į Tamperę, kur jau netrukus prasidės Europos krepšinio čempionato kovos.